O dabar dar būtų galima padirbėti su schema, kadangi mes siuvinėsim diagonalėmis, bent jau pačioj pradžioje, vėliau pradėsim siuvinėti, manau, ir kvadratais ir panašiai. Tai pradėsiu, kaip visada, nuo savo mėgstamiausio apatinio kairio kampo ir galit pažiūrėti maždaug, kai vyksta procesas žymėjimo. Žymėsiu turbūt 2 diagonalinės juostos, o po to žiūrėsim, jei reikės dar papildomai dažymėsiu. Taigi, susižymėjau kanvą, kanvą sakau schemą. Schemos žymėjimo principas turbūt yra labai elementarus, tiesiog laiptukai lipama žemyn, aš tik tais gal pažymėčiau, kad kur susikirta 10 ant 10 kryžiukai, tai būtent šitą kampą reikia įrėminti. Nes aš patį pirmą kartą, kai žymėjau, man iškilo klausimas, po to atrodė be galo logiška ir nesuprantu, dėl ko tai pagalvojau, bet jeigu kam nors iškilo idėjų, nuo ko reikėtų pradėti, tai yra tiesiog šitas 10 ant 10 susikirtimo kampukas. Tai va, turim schemą, turim pasiruošę kanvą, neužilgo pasiruošim adatų organizeriui vietą ir tvirtinsiu viską prie savo turimos laisvos siuvinėjimo galvos. Sumažinsiu turbūt diametrą, kadangi mano kanva susimažinau šiek tiek rėmuką, dabar kanva pilnai užeina tiek ant vienos, tiek ant kitos pusės. Jeigu smulkiau apie mano rėmuko galvą, rėmuką aš parodysiu čiut vėliau, kai stalą patrauksiu, tai pas mane dedasi tokios lipsnios juostos ir medžiagą būtų galima prie jų prisiūti, kad ir siuvimo mašina rankomis ir panašiai. Tačiau aš dažniausiai esu pakankamai didelė tinginė, dėl to aš viską čia prismaigstau adatėlėmis ir jas taip paslėpiu, kad matosi tik galvutės ir niekur nei badosi, nei man trukdo. Tai mes tai to jau ir padarysim. Sekdama antrąją pusę dažniausiai visada pasitikslinu, ar tikrai pas mane lygiai nueina kraštas. Ta prasme, žiūrint, kad tarp vieno ir kito skersinio statmenai eitų medžiaga, nes jeigu ką, tai aš šitų momentų dar galiu ją pataisyti. Tai va, tokiu būdu atrodo dar neįtempta kanva, tiesiog pritvirtinta. Tai man smeigtukai niekur netrukdo. Ir aš, labai atsiprašau, kad vildu, aš ją įtempsiu šitą kryptim. Šiek tiek patempiau šoninius skersinius, vien dėl to pas mane kanva jau yra pakankamai įtempta, bet vien viršaus ir apačios įtempimas manęs niekad netenkina, dėl to mes tu jau įversim virbalus ir įtempsim siūlus. Dabar turiu pakankamai tvirtą įtempimą ir virbalas garantuoja, jog visa šita kraštinė įsitemps taip pat vienodai kaip ir šičia.
O čia kita pusė. Mūsų blogoji pusė atrodo taip. Tai va. Dabar sekančiame etape naudosiu siūlus. Tiksliai net nežinau, aš kažkada juos pirkau nežinia kam, tačiau jie yra pakankamai tvirti, dėl to aš juos naudoju šoniniam įtempimui. Ir imu paprastą siuvinėjimo adatą, tik kuo didesnio kaunto, kad man numerio vien dėl to, kad nereiktų vargti įveriant siūlą, nes jis būna kartais nuo manęs pabėga. Nenukerpu siūlo, nes tiksliai dar nežinau, kiek man jo reikės. Šią akimirką turiu abiejose pusėse įtemptus siūlus, kurie eina prie pat virbalo kraštinės, kad neišmuštų labai didelių skylių šitose vietose. Ir visą laiką į ką dar atkreipiu dėmesį, kad visi siūlai įtempimo eitų toj pačioj krypty, kad visi viršutiniai eitų per viršų virbalo ir visi apatiniai eitų žemiau rėmuko. Tam, kad nebūtų taip, jog kažkur nori traukti labiau kanvą į apačią, kažkur labiau į viršų, kad pačio virbalo nebanguotų. Tačiau nei vienos pusės aš dar neįtempiau iki galo. Tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje aš dar turiu šniuriuką vien dėl to, kad jeigu aš stipriai įtempčiau šitą pusę pirmų numerių, galbūt nieko neatsitiktų. Ant didesnio audinio gali būti, kad pradės įstrižuoti, tai aš ir vieną ir kitą pusę po truputį įtempinėsiu vienodai. Ir tik tada užfiksuosiu įtempimą. Ir dar vienas dalykas, prisiminiau, mintyse daugiau turėjau, jeigu šitoj pusėje aš turiu maždaug tokių žingsnių, tai aš stengiuosi kitoj pusėje pakartoti beveik tokiam pačiam. Aš nesidedu liniuotės, nelyginu tiksliai, bet kad nebūtų, jog šitoj pusėje eina šitokių žingsnių, kitoj pusėje kažkur čia. Ta prasme vėlgi, kad kanva galėtų kuo tolygiau įsitempti. Užtvirtinau galus. Dabar mano kanva yra be galo gerai įtempta. Dar norėjau paminėti tai, jog šoninė tą vadinamąją bakavąją natešką, tai yra šoninis įtempimas, gali būti atliekamas įvairiais būdais. Vienas iš būdų yra nusipirkti krokodiliukus, tokius kaip anksčiau būdavo senovinės užuolaidų krokodiliukai. Jie yra specialiai pritaikyti kanvos įtempimui, tai būtų tiesiog apsukimas aplink šitą mano turimą rėmuką, tai apie šitą dalį apsisuka ir įsitvirtina. Be abejo, virbalas šiuo atveju labai padėtų. Dar galima būtų naudoti atitinkamo dydžio tokius kabliukus, sakykim. Būtų naudojama tik tais ta dalis su pačiu kobinuku. Tik tais svarbu parinkti dydį, kuris stipriai apkabintų virbalą. Ir tokiu būdu per šalia esančias kilputės, kurios aš galėčiau kuo nors jums parodyti, tai yra per šitas apatinės kilputės, galima praverti gumą tampresnę, kuri yra tokios virvutės formos. Galima tuo pačiu ir siūlą praverti ir panašiai, tik tiek, kad būtų mažiau vargo. Kadangi mano variantų aš įtempinėjau siūlą, jeigu būtų ilgesnė kanva ir man jį reikėtų persukti, aš visą šitą šoninį įtempimą išardyčiau ir su siūlu suverčiau iš naujo. Turint krokodiliukus arba tokius primityvius kabliukus, galima būtų juos tiesiog atkabinti nuo virbalo, persukti, virbalą grąžinti tą vietą, kuri reikalinga ir vėl užkabinti. Tai sutaupytų vargo šiek tiek, tačiau darant tokių paprastų variantų, kokį dabar aš padariau, tai vėlgi nėra blogai. Kiekvienos siuvinėtojos pasirinkimas. Ir viską, ką aš šiandien parodžiau, tikrai vertinkite tik kaip rekomendaciją, tai nėra juoda taisyklė, tai yra labiau mano patirtis, mano pasirinkimas. Ir jeigu jums tai yra nepriimtina, galbūt siuvinėjimas rėmė jums nepriimtinas arba jūs neturit galimybės, tai vėlgi yra, tame nėra tikrai nieko blogo. Jūs įžiūrėkite kiekvieną situaciją taip, kaip jums yra patogiau. Tai va. Mūsų kanva įtempta, ką tik magnetuku pritvirtinau schemą, vėlgi mes ją pasislinksim vėliau, kai mums jos reikės. Ir paskutinis iš tų tokių organizacinių dalykų, kurį šią akimirką prisimenu, aišku, aš turbūt dar kažką pamiršau, tai yra mūsų adatų organizeris. Sakykim, kad mes jį pritvirtinsim čia, naudoju tiesiog paprastą poroloną, jį kažkada pirkau iš senukų, nes man labai reikėjo kažkam kitam, savaime suprantama, ir dabar aš jį be gailesčio karpau tada, kai man prireikia
adatų organizerio, nes jį labai gerai sminga adatėlės ir nelieka nešvarumų. Dariau specialiai ilgesnį vien tam, kad tilptų ant mano remuko ir aš galėčiau pritvirtinti tiek apačioj su smeigtuku, tiek iš viršaus. Ir vėlgi aš naudosiu savo elementarią techniką. Tai yra, aš viską tvirtinu smeigtukais. Tokiu būdu aš negaištu per daug laiko. Tuoj mes pabandysim smeigti. Mano katė žaidžia. Ji labai panikuoja tais momentais, kai aš filmuoju video, nes jai nesuprantama, kodėl jos šeimininkė pradeda šnekėti su savim. Jin dažniausiai labai reikalauja dėmesio, arba lenda į kadrą, arba dar nežinia, ką daro. Tai šiuo atveju, taip ganėtinai neišvaizdžiai. Gal aš dar pataisysiu, kad būtų gražiau, vien dėl viešumo, kad būtų gražiau. Tai va. Tiesiog aš turbūt šitai adatų organizeriui nemėgstu gaišti laiko, nes vis laik galvoju, kad galima jį geriau sugaišti svinėjant. Tai va. Atsiprašau už garsą, turbūt kažkam jis labai nepatiko šią akimirką. Vėlgi, tiesiog pritvirtinu, nes man reikės smeigtis adatėlės, aš jas smeigsiu galbūt ant pavadinimų, vien tam, kad spalva išliktų sveika, nesubadyta. Ir aš vėlgi dabar imsiu ir prisismeigsiu jį prie savo remuko. Tokiu būdu atrodo mano pasiruošimas. Turim rėmuką. Tai yra tik rėmo galva. Aš šiuo metu, kadangi siuvinėju alyvas ir šiandien tikrai žinau, kad neprisėsiu dar prie šito darbelio filmavimo, kol kas galva pastovės ir palauks savo dienos. Tikrai žinau, jog man visą laiką po dešinę turi būti adatų organizeris, dėl to aš jį ten ir pritvirtinau. O schemas lankiosim pagal poreikį, vien dėl to, kad tai yra labai elementaru visų siuvinėtojų. Šią akimirką mane suprato, labai atsiprašau, kad aš atitraukiu jūsų dėmesį. Taigi, mūsų organizacija apsiriboja tuo, ką aš šiandien dar spėjau įvykdyti. Tai yra mūsų siūlų organizeris, kurį mes tiesiog laikysim atskirai. Turime žirklutę, šiuo akimirką turbūt naudosiu šitas, vėliau pažiūrėsim. Taip pat naudosiu markeriukus. Jos man padovanojo Jelena, labai ačiū tau, nes žinau, kad tai žiūri. Tai va, kol kas dar negaliu pasakyti, kurį markeriuką naudosiu, nes aš jį naudosiu specialiai tokį, kad jūs galėtumėt matyti, nes pagal tokią schemą būtų galima siuvinėti iš vis neatsižymint. Tačiau žiūrėsiu video filmuojant vien ar matosi nors šioks toks kontrastas, kur užsižymi kryžiukas kaip išsiuvinėtas ir kur ne. Tai va, šiuo metu viskas pagulės pas mane dėžutė. Dėžutę kažkada pirkau, nes labai mėgstu iš dėžutės, bet retai kada jas naudoju, tai va, pas mane ganėtinai žemiškas peizažas. Tokia buvo mano šiandieninė video medžiaga, kai prisitvirtinsiu galvą prie remuko ir pagaliau pradėsiu filmuoti ir garantuotai prisiminsiu, ką nors, ką šiandien praleidau, aš jums tai priminsiu. Tai ačiū labai už dėmesį. Ačiū labai merginos už palaikymą, už labai šiltus komentarus, man buvo be galo miela juos skaityti, šypsojausi, net jeigu ir nuotaika dingsta dienos metu, aš juos prisimenu ir vėl šypsausi. Ir mes po truputį judėsim toliau. Tai va, ačiū Jums, gražios nuotaikos, geros dienos, likusios, ateinančios ir visų, ir lygių kryžiukų. Susitiksim kitą kartą.